Dar kartą sakau, labas vakaras tiems, kurie esate prisijungę tiesiogiai ir taip pat sveikinuosi su tais, kurie žiūrės įrašą. Ir šį vakarą mes darome įžangą mokslo metams, ko gero. Jau kai kurie, ko gero, grįžote iš atostogų į mokyklas arba grįšite artimiausiomis dienomis. Ir pagalvojau, kad būtų graži proga pasikalbėti apie tradicinę kultūrą. Na, jeigu jūs nusprendėt užsiregistruoti į šitą paskaitą, tai greičiausiai esate kažkaip susiję su šia tema, arba jie yra jums svarbi, įdomi, jūs pačius domina. Tikiuosi, kad galėsiu pasidalinti vieną kitą, galbūt nauja arba pamiršta mintimi ir parodyti savo požiūrio kampą būtent į tai, ką mes vadiname tradicinė kultūra. Prieš pradedant kalbėti būtent paskaitos temą, norėčiau trumpai prisistatyti, nes, kaip sakoma, sunku pasitikėti žmogumi, apie kurį nieko nežinai. Mano vardas yra Evelina Viktorija Žemaitytė ir mano pagrindinė veikla yra genealogijos, šeimos ir krašto istorijos tyrinėjimas ir per tai paveldo pažinimas. Ir nemažai dirbu ir neformalaus švietimo srityje, važinėjau į mokyklas, anksčiau dirbau neformalaus švietimo srityje su kitomis temomis, o šiuo metu dirbu tik būtent kas yra susijęs su tuo. Ir taip pat šiuo metu siekiu magistro laipsnio baltų kalbų ir kultūrų programoje Klaipėdos universitete, iš kur šiandien ir sveikinuosi su jumis. Na ir šiandienos tema - tradicinė kultūra mokiniams. Iš tiesų, mes visi skirtingai vertiname, kas tai yra. Kas yra tradicijos, kas yra kultūra, ką mes šiais laikais laikome kultūra, ir šito žodžiu daug kas mėgsta mėtytis, kartais nepagalvoja iki galo, o kas tai iš tiesų yra, arba mes suprantame skirtingai ir tada sunku susitarti. Bet iš ties, jeigu žiūrėtume plačiau, viskas, kas mus supa, savotiškai yra mūsų ankstesnių kartų palikimas ir yra tai, ką mes galime laikyti tradicijos rezultatu. Na ir šiandien aš negaliu kalbėti kitaip negu iš savo varpinės. Norėčiau parodyti jums tokį kitokį požiūrio kampą į tradicinės kultūros pažinimą ir gyvenimą joje per savo šeimos, savo giminės ir savo krašto atstovų patirtį. Šiandienos paskaita nebus labai faktinė, o labiau lyrinė, romantinė, tokiam gal įsivažiavimui į mokslo metus. Žodžiu, labai jūsų protus stengsiuosi neapkrauti. Tiesiog noriu pasikalbėti. Ir tiesą sakant, mano pirminė mintis, kai skelbiau paskaitą, buvo pasikalbėsime neilgai ir tada pradėjo žmonės registruotis. Tai tada supratau, kad reikia pasiruošti rimčiau, nes norinčių pasiklausyti yra. Tai stengiuosi pasiruošti tikrai taip atsakingai. Jūs galėsite man pasakyti, ar jums ta informacija buvo naudinga. O aš baigiu įžangas ir keliauju prie to, ką jums paruošiau. Tai iš tiesų norisi pradėti nuo to, kad šiaip jau tradicinę kultūrą praeityje mes romantizuojame. Romantizuojame tautinio atgimimo laikotarpius, kai buvo pats tas pakilimas tos tautinės dvasios. Ir tarsi galvojame, kad va tada tai buvo gerai, o dabar yra kaip yra. Bet kita vertus, kaip yra dabar, yra klausimas šiek tiek keistas, nes kiekvienas žmogus atsakys labai skirtingai. Ir jeigu jūs priklausote šitiems, sakykime, ratams, kur tai yra vertinama - folkloras, tautosaka, tautinė kultūra, paveldas, istorija, tai, sakysime, taip, mes dirbame, mums tai yra svarbu. Bet bendru mastu, jeigu žiūrėtume į mūsų visą tautą, dėja, bet yra tokios dvi stovyklos didelės. Viena yra, kad tautinė kultūra tampa mada be išmanimo, o antroji, kad čia duokim garo ir čia dabar ką jūs čia kažkokį kaimą mums rodote. Na ir
sudėtinga mums visiems susikalbėti, ypač tiems, kurie esame kažkur ten viduryje, skirtingose srityse, kažkas moksliškai to užsiima, kažkas tiesiog užsiima tą veiklą, galbūt vadovauja kolektyvams, galbūt moko vaikus to. Ir tarsi atsidūrėme tarp girnų. Tai kaip čia iš tikrųjų viskas yra. Bet pasižiūrėkime į mokyklą. Jeigu paklaustume mokinių, kaip jie tai supranta ir kaip vertina, pavyzdžiui, folklorą, liaudies dainas, kažkokias švenčių tradicijas, tai dėja, bet ir ne tik tarp mokinių, tarp kitko, o ir tarp labai išsilavinusių suaugusių, mes galime girdėti tokius epitetus, kad tai yra nuobodu, atgyvena seniena ir reikia eiti modernumo keliu ir kam čia gyventi praeitimi, arba kad tiesiog to užsima keistuoliai. Tai noriu pasakyti, kad kartais sakoma, kad ant keistuolių laikosi pasaulis, bet šiuo atveju ant keistuolių pečių laikosi tradicinė kultūra. Ir gerai, kad tų keistuolių yra. Bet vis dėlto tarmės, folkloras ir šeimos istorijos pažinimas, reikėtų pridėti, gyvena ir savotišką pakilimo laikotarpį ir kad ir kaip būtų sunku, bet po truputį prasimuša į tas plačiasias erdves ir žmonės vis labiau susidomi ir pagalvoja, kad gal čia reikėtų man irgi pasidomėti, o iš tikrųjų tai aš irgi tarmiškai mokėjau, bet norėjau vaizduoti kokį nors labai išsilavinusi žmogų ir pamiršau. O žodžiu, tai situacija aš matau taip, galbūt jūs pasidalinsite, kaip ją matote jūs. Kada grįž šitie dalykai į mokyklas, būtent tokia tarsi mada, bet gerąją prasme, tarmių, folkloro, vertinimo to, kas įeina į turinės kultūros sąvoką, kada tai grįš į mokyklas, sudėtinga pasakyti. Kartais mokytojai ant mane supyksta. Sako, ir šoka, ir dainuoja mokiniai, jūs nusišnekate, nes viskas yra, niekas niekur nedingo. Na, tada atsiranda kitų mokytojų, kurie prieštarauja. Tai suprantu, kad vis dėlto nėra viskas taip jau vienareikšmiška ir net taip paprasta padaryti tokią išvadą. Yra tokių, kurie šoka ir dainuoja, yra tokių, kurie lanko kolektyvus, folkloro ansamblius, kokius būrelius, dalyvauja etnokultūros olimpiadose ir taip toliau. Viskas gerai, bet ar tai yra bendras vaizdas, ar tai yra tik maža dalis, tai čia jau kyla klausimas. Na ir net jeigu yra stengiamasi iš mokytojų pusės, iš pedagogų pusės perteikti tam tikrus dalykus, muzikos pamokų metu mokyti liaudies dainų, arba literatūros, lietuvių kalbos ir literatūros pamokų metu mokyti apie, sakykime, žmonės, kurie daug prisidėjo prie lietuvių tautos ir kultūros išsilaikymo. To supratimo vis dėlto, ko gero, yra mažai ir kartais žiūri ir stiklinės akys. Apie ką čia kalba? Kartais vaizdelis atrodo šitaip. Pro vieną ausį ėjo, o pro kitą išėjo. Ir tos svarbos tarsi nepajuto. Dar blogiau, jeigu pats mokytojas bando išeiti programą, parašyta, kad reikia perskaityti dainos žodžius, bet pačiam yra visiškai neįdomu. Tai čia kita tema. Bet visgi galvokime taip, kad didžioji dalis mokytojų nori perteikti, kas tai yra Lietuva, kas tai yra tauta, kas tai yra tradicijos, kodėl tai svarbu, bet kartais yra sudėtinga atsimušti tarsi žirniais į sieną. Ir va taip tie žodžiai mūsų ir praeina per tas didelės ausis, kurios tarsi girdi, bet nieko nepriima. Visgi taip yra. Na, priežastys, kodėl taip yra, mes galėtume ieškoti ir tyrinėti, ir moksliniai tyrimai daromi, kas patraukia, sakykime, jaunimo dėmesį, vaikų dėmesį, kas vyksta su smegenimis, kai gyvenimą valdo ekranai ir taip toliau. Bet jeigu pažvelgtume iš tokios sociopolitinės pusės,
reikėtų pasakyti, kad bendri prioritetai neveda prie ko nors kito. Kokie yra prioritetai dabar bendru mastu, sakykime, švietimo plotmėje, kokie yra prioritetai mokykloje, kaip bendrame reiškinyje, tai labai daug mes akcentuojame dėmesio į naujausias Labai noriu technologijas, parašyti. sakykime, į sritis tokias kaip inžinerija, tokias sritis kaip mokslai susijęs su kompiuteriais, mokslai susijęs su tikslieji mokslai, sakykime, fizika, biologija, biochemija, tai kas irgi labai siejasi su modernumu. Ir viskas būtų gerai. Technologinė pažanga turi vykti, bet vis dėlto visa tai labai stipriai užgožia kitas gyvenimo sritis, humanitarinius mokslus, kurie, pripažinti reikėtų ypač Lietuvoje, žinant mūsų, sakykim, šalies situaciją, bet teko girdėti, kad ir kitose šalyse tiesiog jų svarba nyksta ir dingsta aukštųjų mokyklų programos skirtos būtent tam ir išgyvena tokį sunkmetį. Tai iš tiesų pati tą savo akimis matau ir mačiau, ypač privačiame sektoriuje. Teko nuvažiuoti vesti užsiėmimą į vieną privačią mokyklą. Ir tai buvo jau senokai, prieš kokius 4-5 metus. Ir tai penktokai. Atvažiuoju ir matau, kad jie visi turi asmeninius nešiojamus kompiuterius. Ir yra pertrauka, bet jie prie jų sėdi. Vadinasi, nėra jokių taisyklių. Jie sėdi per pertrauką. Tada prasideda pamoka, jie sėdi per pamoką, galbūt kažką padaro, o jeigu tingi, tai veikia savo dalykus. Ir taip visą dieną. Tada grįžta namo, tėvai dar negrįžę iš darbo, vadinasi, vėl sėda prie kompiuterio, reikia žiūrėti filmus, reikia žaisti žaidimus. Vadinasi, visą laiką išskyrus miegą, tas penktokėlis sėdi prie ekrano. Tai tokiu atveju tikrai yra sudėtinga prisibelsti iki to jauno žmogaus, nes visą laiką dėmesys yra sudėtas į vieną vietą ir niekur kitur. Ir čia reikėtų atskirai kalbėti, ką tai padaro, bet tiesiog norėjau pateikti tą priešpriešą, kodėl mums sunku. Kodėl mums sunku kalbėti apie poeziją, apie dainą, apie literatūrą, kai mūsų visą gyvenimą valdo kompiuteriai. Ir jeigu reikėtų patiems mums atsakyti į klausimą arba užduoti tą klausimą mokiniams, kas mes iš tikrųjų esame, ne žmogus, ne vardas, pavardė, o kas esu būtent savo šaknyse, iš kur aš esu kilęs, kas aš toks esu, tai kartais turbūt nerasime žodžių. Ir būna mokytojai kartais pakomentuoja, sako, tautinė mokykla nebeegzistuoja. Ko gero taip. Tautiškumo realaus, o ne tik tai, sakykime, projektų, kurie skirti padėti varnelę, kad mes įvykdėme, bet niekas liko nieko nesupratęs, yra mažai. Ir dažnai mes matome kultūros srityje ir švietimo srityje keliamus tikslus 3 metams, 5 metams, 10 metų į priekį, kaip versle tarsi, dabar reikia įvykdyti tokį planą. Bet kartais gali kilti klausimas, o kada tikslu taps siekis grąžinti jaunam žmogui šaknis. Ir gražiai parašyti kažkur kamputyje ten kokio nors projekto galima, kad akcentuoti pilietiškumą, tautiškumą ir panašiai, bet realybėje tai ir lieka tolima. Ir turbūt galima būtų pasakyti, kad kol politikai tarėsi, kovoja ir mušasi, vis dėlto mums tenka pradėti nuo savęs. Ir paklausti, kaip tradicinę kultūrą mes galime padaryti madingą, galbūt vėl madingą. Tai pirmiausia, turbūt visiems aišku, bet pakartokime, kad kuo jaunesnis tas žmogus, mažas, girdi apie tuos dalykus, mato realų pavyzdį, mato, kad tai yra svarbu, tuo geriau.
Bet sakykime, jeigu mes jau kalbame apie paauglius, apie jau vyresnio amžiaus vaikus, tai situacija truputį kita. Kol mes dar galim užbėgti už akių ir pasakoti, rodyti, kol dar yra smalsumas, kol dar yra įdomu, iki 5-6 klasės, tai dar gerai. O vėliau jau tenka ir mums pasikauti. Bet kokiu atveju, man atrodo, kad vienas svarbiausių dalykų yra tiesiog kalbėti. Kalbėti, net jeigu sunku, net jeigu atrodo, kad kiek dar galima. Kalbėjimas, jisai nuverčia tuos kalnus ir savo pavyzdį, jeigu jums pasidalinčiau, tai būtent taip ir buvo. Tuo metu aš sudalyvaudavau, kur reikėdavo, nebuvau iš tų, kurie sakytų, jūs čia neprisigalvokit, bet labai iširdinėjome. Bet po daug metų prisimenu kiekvieną mokytoją, kiekvieną žmogų mokykloje, kuris pastumėjo link šitų dalykų, kuris bent šiek tiek žinių suteikė, kažkur pakvietė, pasiūlė sudalyvauti, kažkokią informaciją surinkti. Nes be viso to niekada nebūčiau susidomėjusi jau sąmoningo amžiaus. Mes galvojam, kad sąmoningas žmogus jau vaikas, na visgi ne. Tas sąmoningas tikrai amžius ateina šiek tiek vėliau, kai jau pradedame galvoti, o kame čia to šaknys. Na ir aišku, rodomas pavyzdys, jis yra geriausias būdas išmokyti. Jeigu jaunas žmogus mato pavyzdį, kaip ir bet kurioje srityje, savaime bus susidomėjimas. Aš turiu tokią pažįstamą, esame kartu dirbusios ir ji užsiima žemėlapių edukacijomis. Ir aš niekada negalėdavau jos suprasti, ji taip dega tuo entuziazmu, kad žemėlapiai yra toks įdomus dalykas. Ir aš galvodavau, kaip keista. Bet žinokite, dabar galvoju, kad aš turbūt irgi taip atrodau su savo genealogija. Bet jai taip įdomu, kad visi jauni žmonės, vaikai, nesvarbu kokio amžiaus, jos klauso ir iš tikrųjų jiems pasidaro įdomus tie žemėlapiai, nes jis sugeba tai papasakoti. Tai kartais, man atrodo, mes taip užsisukam tai savo kasdienybėj, kad pamirštam, kad mūsų entuziazmas yra užkrečiamas. Ir atrodo savaime suprantama. Ir ką aš jums kalbu, kartoju, kaip kodėl aš jums tai pasakoju, bet tiesiog būtent dėl to, nes mes pamirštam, kas yra svarbu. Na, o dar, jau čia iš savo varpinės, būtent per savo giminės, šeimos istorijos pažinimą mes galime sudominti jauną žmogų domėtis ir tradicinę kultūrą. Ir kartais gali atrodyti, kad tas šeimos istorijos informacijos rinkimas, įvardinkime genealogiją, mes neturime lietuviško žodžio, latviai turi, o mes ne. Genealogija atrodo labai tolimas dalykas, labai keistas, labai siauras. Surašiau į savo giminės schemą vardus, pavardės, metus ir vietas. Ir žinau, kada kažkas krikštytas, kada ženijosi, kada vaikus gimdė ir kada mirė. Ir atrodytų viskas. Bet iš tiesų, būtent per šeimos istoriją mes galime pasižiūrėti šiek tiek plačiau. Tarsi savotiški akinių lęšiai kitokie. Ne kokie nors ten rožiniai, kaip sako, bet vaizdą parodantis šiek tiek kitų kampų. Ką aš turiu galvoje? Šiandien aš jums nepasakosiu genealoginių teorijų. Ir nekankinsiu sudėtingais dalykais, paieškomis informacijos ir panašiai, bet noriu atkreipti dėmesį į tai, kad viskas, kas mūsų supa, yra mūsų kultūrinė aplinka. Ir per savo tos artimiausios aplinkos istorijos pažinimą mes galime priartinti paveldą, istoriją ir tradiciją prie mūsų pačių, prie mūsų vaikų ir mokinių. Ir noriu paklausti jūsų. Kaip jūs galvojate, kodėl mokiniams patinka iš istorijos pamokų paprastai vienintelė, viena iš nedaugelio temų, būtent tremtis? Kodėl pasidaro įdomu? Jeigu kalbame apie kažkokius karus, apie antiką, vienetai yra tokių, kurie susidomi bendrai istorija arba kažkokiamis konkrečiomis temomis. Šiaip jau istorija daugeliui mokinių būna vienas nuobodžiausių dalykų. Taip jau yra. Bet kai kalbam apie tremtį, kažkoks atgijimas. Kaip paprastai mokoma apie šitą temą? Koks nors projektas, eini pas močiutę, o jeigu dar gyva pas promočiutę, yra klausinėjai. Tai būtent čia
gali būti vienas iš raktų. Dėl to, kad tai, kas yra arčiau mūsų, mums savaime yra aiškiau, labiau suprantama ir tai yra tarsi ne asmeninė patirtis, bet mūsų šeimos patirtis. Ir yra dar kas gali papasakoti, arba bent jau perpasakoti netolimą praeitį, ką girdėjo iš savo tėvų. Kita vertus, jeigu mes pagalvotume patys, ar yra kokia nors daina, liaudies daina, kokia nors daina, su kuria jūs jaučiate ryšį, kuri jums gražesnė negu kitos. Kodėl? Ir čia vėlgi reikėtų pagalvoti apie tai. Jeigu mes tiesiog perskaitėm dainos tekstą, išgirdome kokį nors įrašą, kur kažkas dainuoja ir sakysim, kaip gražu. Tiesiog, gražu ir tiek. O jeigu jums vaikystėje dainavo kažkokią dainą, gal lopšinę, gal tiesiog dainą seneliai, o gal dar promočiutės dainuojama daina esate girdėję, arba turite įrašą, bus visai kitas ryšys negu su bet kuria kita daina. Labai konkretus pavyzdys. Kitas pavyzdys apie amatus, kažkokius rankdarbius. Kokį amatą didesnė tikimybė mokėti? Ar tą, kuriuo užsiėmė močiutė, ar tą, kurį visiškai atsitiktinai kažkur pamatėm. Gali būti, kad susidomėsim patys, žinoma, bet yra be galo daug pavyzdžių, kai tiesiog karta iš kartos žmonės perima kažkokį rankdarbį, kažkokį amatą, arba sužino vėliau, kad kažkas mokėjo, prosenelis labai mokėjo drožti iš medžio ir tas proanūkis sugalvoja, kad jam irgi reikia. Kažkoks asmeninis ryšys atsiranda. Tai iš tiesų mūsų turbūt užduotis yra skatinti pažinti tą savo šeimos, giminės, artimos aplinkos. Artimos aplinkos, sakydama, turiu omenyje krašto, miestelio, miesto, rajono, būtent to krašto istoriją. O per tai ir tautinę tradicinę kultūrą ir paveldą. Kad ir kuria kryptimi žiūrėtume, tai lengviau bus pažinti, jeigu rasime sąsajas su savo šeima. Tai pasistengsiu parodyti šiek tiek kitokį požiūrio kampą į tradicinę kultūrą, kuris gali sudominti ir jauną žmogų. Ir kartais tikrai matau, kad ne kiekvienas tuo metu susidomi, ne kiekvienam tai užkabina, bet jeigu kažkam, bent vienam, bent 3 užsidega akys, tai mūsų darbas jau padarytas. Ir iš tiesų tas šviesos ir gėrio sėklos jos visada yra. Visada yra kažkur viduje ir anksčiau ar vėliau jos išdygsta, jeigu žmogus jau yra apie tai girdėjęs, jeigu gavo tą informaciją ir dabar tik tai turi pradėti veikti. Tai pirmiausia, norėčiau prisiminti ir atkreipti dėmesį į vieną dalyką susijusį su švietimo metodais. Nesiimu kritikuoti nieko, tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kad tie vadinami seni geri metodai kartais nueina į užmarštį. Tai rašymas ranka, skaitimas popierinių knygų, kartojimas. Sakydavo anksčiau, kad kartojimas mokslo motina. Dabar mes pamirštam, sakom, čia konservatyvu, čia senamadiška ir kiti metodai. Bet kas nutinka? Jeigu mes nesuteikiame jauniems žmonėms įspūdžių, kad jiems tuoj pat būtų įdomu, tai viskas, praradom dėmesį ir turim kančią. Ir mes, ir jie. Ir sudėtinga situacija yra, bet man atrodo, kad kartais verta atsigręžti į tai. Ir netgi dabar yra vis daugiau kalbama apie rašymo ranka naudą, ko mes tarsi dažnai mažai bedarome. Dėl to, kad visai kiti smegenų centrai įsijungia, negu mes tiesiog spausdintume kompiuteriu. Ir pavyzdį galėtume imti Suomiją. Suomiai pirmaujantis švietimo srityje ir visada įmami pavyzdžiai. Būtent iš Suomijos švietimo sistemos mokosi kitos šalys. Ir štai prieš 4 metus Suomiai nusprendžia, kad
reikės riboti naudojimąsi ekranais mokyklose ir grąžinti popierinės knygas ir rašymą ranka, nes nepasiteisino. Va. Ir kitos šalys taip pat eina tuo keliu ir vis dėlto nusprendžia, kad reikėtų šiek tiek sugrįžti. Dėl to, kad rezultatai negerėja, o kažkuriame taške pradeda mažėti. Kažkokia keista kreivė susidaro. Tai čia vienas iš dalykų, į kurį verta atkreipti dėmesį, mes kalbam apie tradicinę kultūrą. Kodėl dabar kalbu apskritai apie mokymo metodus? Dėl to, kad viskas yra surišta. Kur nueina dėmesys, kaip veikia mūsų smegenys ir, sakykime, kokias sąsajas mes darome tarp informacijos, labai priklauso nuo viso to. Antras dalykas. Ar suprantame, iš kokios kultūrinės aplinkos esame kilę? Ar mokiniai galėtų savo atsakyti klausimą, ar suprantu, iš kokios kultūrinės aplinkos esu kilęs? Kita vertus, ar ta kultūra gyva šeimoje, ar yra pamiršta arba užgožta kažko? Ir dažnu atveju tai mes kaltinsime ką nors, kad tai yra užgožiama popkultūros, kad tai yra vakarietiškos įtakos daug iš socialinių tinklų, iš medijų, kad tai, kas nauja, keičia seną. Ir kai kurie pyksta, sako, jūs nenorėkite, kad čia dabar jaunimas grįžtų į praeitį. Tai viskas gerai, bet vis dėlto tas užgožimas vyksta ir globalizacija yra reiškinys, kuris turi gerų pusių, bet kartais ir ne visada. Kodėl? Nes mes po truputį tampame vienodi. Ir čia yra bėda. Mes nebežinome, tai iš kokios aplinkos aš esu, nes ji visur tokia pat tarsi. Aš matau, kas vyksta Amerikoje, matau, kas vyksta dar kokiai nors kitoj šalyje, visai kitam pasaulio krašte. Ir tarsi galvoju, kad taip pat turi būti ir mano namuose. Ir turiu domėtis tais pačiais dalykais ir daryti taip kaip ten. Ir kartais nebeaišku, trečias dalykas, kodėl turėčiau domėtis, kodėl man čia turėtų būti svarbu, kodėl aš čia turėčiau šitą liaudies šokį išmokti, kodėl turėčiau per kūčias valgyti 12 patiekalų, jeigu tėvai man nuperka sušių. Kodėl turėčiau? Galim paklausti kitaip. O kaip tradicinė kultūra siejasi su manimi? Ir sugrįžti prie to paties. Sugrįžti prie savo šaknų, savo šeimos, iš kur mano šeima, kas buvo mano seneliai, proseneliai ir kaip mano gyvenimas siejasi su jų. Mes negyvename taip pat ir niekada negyvensime. Ir nuo, sakykime, gyvenimo įvykių, ką teko jiems patirti ir mums yra visiškai skirtinga. Bet kita vertus yra kažkokie dalykai, kurie mus gali jungti, jeigu mes tik norėsim. Ir čia galima pritaikyti metaforą. Sakoma, kad medis be šaknų neauga, ar ne? Medis be šaknų nėra medis. Ar žmogus be šaknų vis dar yra žmogus? Ar tik mankurtas, kuris neturi nei praeities, nei ateities? Jis yra savo, yra pavalgęs, turi pinigų, gali pasižiūrėti filmą ir pažaisti kompiuterinį žaidimą. Tai pradiniai poreikiai iš poreikių piramidės patenkinti, o toliau tarsi nebėra. Nes kas aš esu, jau mes kartais nebetraukiam. Va, tai kaip visą tai siejasi su manimi? Ir dabar yra tas laikas, kai norėčiau pakviesti jūs trumpam pratimui, kad visai nenusibošiau savo kalbomis. Prašiau tų, kurie pradžioje prisijungė, susirasti popieriaus lapą arba užrašų knygelę. Kas nesusiradot, tai dabar paskirkim minutėlę, kad galėtumėte susirasti, pasiimti ir kai jau busit pasiruošę, prašau parašykit pliusiuką vėl. Į susirašinėjimą aš tada žinosiu, kad galiu pradėti. Ir pasakoti. Pasiruošę. Gerai, dar palaukiu.
Gerai, pradėkim. Ne diktantas. Mokiniai kartais išsigas. Panašaus tipo užduotis atliekame užsiėmimuose, paskaitose tiek su mokiniais, tiek su senjorais, bet kokio amžiaus žmonėmis. Aš jums skaitysiu klausimus. Ką jums reikia padaryti, yra tiesiog užsirašyti, susinumeravus savo atsakymus. Nebūtinai labai išsamei, tiesiog taip, kad jūs suprastumėte, bet svarbu ne tik pagalvoti, bet užsirašyti ranka. Ne į telefoną, ne į planšetę, ne į kompiuterį, o ranka. Ir tiesiog pagalvokit, ar turite atsakymus į tuos klausimus. Jeigu neturite, pasižymėkite brūkšniu, klaustuku, palikite tuščios vietos, kad vizualiai matytumėte, kad šito atsakymo aš neturiu. Nes visi klausimai bus susiję vienaip ar kitaip su jumis. Pirmasis klausimas. Iš kokių etnografinių regionų kilę jūsų tėvai ir seneliai? Tiesiog aiškiai išsirašyti. Ir gali kilti noras pasakyti, aš ir taip žinau. Pasirašykim, kad matytume aiškiai prieš akis. Ir kai jau būsite pasiruošę, galbūt kažkas jau atsakėte. Antras klausimas. Kokias liaudies dainas jūs girdėjote vaikystėje iš savo šeimos narių? Iš tėvų, iš senelių. Ar atsimenate konkrečiai pavadinimų? Galiu pasidalinti savo patirtim. Aš galvojau, kad mano šeimoje nebuvo labai skatinama būtent ta tautinė kultūra, tarsi atrodė, kad mes nebuvo taip, kad susėstume ir dainuotume. Nebuvo taip, kad kas nors pamokytų šokių, tik jau vėliau prasidėjo šitas kelias. Bet dabar pradėjau prisiminti, išgirstu dainą ir galvoju, pala, tai kaip čia dabar yra? Man senelis dainavo, aš mokėjau žodžius, kai buvau 5, bet neprisimindavau. Tai pagalvokim, ar buvo taip, kad tiesiog natūraliai kažką veikdami, dirbdami galbūt tiesiog ilsėdamiesi, jums kažkas dainavo. Gal buvo kokia nors juokinga skanduotė, gal buvo koks nors, galų gale vaikiškas kažkoks padainavimas. Kas tai galėjo būti? Ar prisimenam? Pasirašykim pavadinimą. Trečiasis klausimas. Jeigu nespėjate, tai rašykit. Trečiasis klausimas. Ar jūsų giminėje buvo tremtinių? Antra klausimo dalis, o ar buvo emigravusių? Bet apie emigraciją kalbam 19-20 amžiui. Ne paskutinė banga, o istorinės bangos. Ir iškart noriu pasakyti, kad nebuvo yra neteisingas atsakymas. Dėl to, kad buvo tikrai, galbūt ne tokie artimi giminaičiai, tik mes apie juos nežinom. Tai kas jie tokie buvo? O jeigu nežinote, tai pasižymėkit. Nežinot, neteko girdėti. Tremtiniai ir emigrantai. Jeigu jau pabaigėte, jeigu nebaigėt, neskubėkit, palauksim, bet jeigu pabaigėte, ketvirtasis klausimas. Kokio įgūdžio išmokote iš savo senelių ar močiučių?
Ir kai sakau įgūdžio, tai gali būti, aišku, drožinėjimas, mezgimas, nėrimas, siuvinėjimas ir panašiai, kaip mes paprastai galvojame, mama, tai kažkokie rankdarbiai. Bet galbūt jūs senelis išmokė, pavyzdžiui, švilpauti su žolės stiebeliu tarp pirštų. Gal jūs kartu eidavote grybauti ir taip išmokote, kaip atskirti valgomus grybus nuo nevalgomų. Galbūt girdėjot močiutę giedant ir pramokote ir patys. Kas yra tie įgūdžiai, kuriuos jums perdavė seneliai ir močiutės? Ir pažiūrėkime taip šiek tiek plačiau. Žinoma, karvių ganimas, gamtos ženklų skaitimas. Taip, jeigu jums tai yra svarbu, tai ir yra jūsų atsakymas. Mes labai dažnai skirstom teisingas, neteisingas, ar ne, taip kaip mokykloje, bet čia nėra taip. Čia yra tai, kas mums svarbu. Mhm. Gerai. 5. Iš kokių vietovių buvo kilę kiekvienas iš jūsų senelių ir močiučių? Ir kokie jų pilni vardai ir pavardės? Įskaitant močiučių mergautinės. Žodžiu, tokie gyvenimo faktai apie jūsų senelius. Vardas pavardė. Iš kokio kaimo arba iš kokio miesto ar miestelio. Ar žinote visus? Kartais šiuo metu mokiniai sutrinka, išgirdę mergautinę pavardė ir ne visai žino netgi, ką tai reiškia. Teko girdėti iš vienos lietuvių kalbos mokytojos, sako, aš turėjau paaiškinti savo mokiniams, kas yra mergautinė pavardė, nes jie nežinojo. Šeštas klausimas. Nebedaug liko. Neišsigąskite. Kokią žinote įsimintiniausią istoriją apie savo giminę? Kiekviena giminė turi legendų. Pasižymėkit raktažodžiais. Nerašykite visko, bet kad būtumėt pasižymėję savo. Kas ta istorija? Apie ką jį? Ką jis sako? Ir tikrai yra tų legendų įspūdingų. Apie gautą iš caro žemę už kažką, nežinia už ką. Apie dingusius be žinios. Arba išvyko į Ameriką, negrįžo, antrą kartą susitokė. Dar kažkokie tokie keisti dalykai. Pasikeitusios pavardės. Kas yra istorija, kuri jūsų giminė įspūdinga? Nesvarbu teigiamai ar neigiamai. Na ir tiems, kas greitai galvoja, aš kart paskaitysiu paskutinį klausimą ir tada palauksiu. 7. klausimas. Kokių amatų, menų, priklauso ką mes laikome menu, o ką amatu, išmanytojų, atstovų buvo ar yra jūsų giminėje? Kas jie tokie? Ar yra mezgėjų? Ar yra audėjų? Ar yra dailininkų, poetų? Gal yra labai dainingų žmonių? O gal kažkas karpo iš popieriaus?
Kol jūs baigėte, aš po truputį pradėsiu kalbėti toliau. Kodėl paprašiau ir dažnai prašau žmonių atsakyti į panašaus pobūdžio klausimus. Ir dar raštu. Pirmiausia dėl to, nes yra toks keistas, bet ir paprastas psichologinis momentas, kai mes perkeliame mintį iš savo galvos ant popieriaus fiziškai savo prieš akis, ji mums tampa aiškesnė, mažiau chaotiška. Ir jeigu aš nežinau močiutės mergatinės pavardės, tai nuimu emocijas ir matau aiškiai, kad turiu tarpelį ir man reikės išsiaiškinti. Jeigu aš neprisimenu liaudies dainų iš vaikystės, man reikės apie tai galbūt pagalvoti, pasikalbėti su broliais ir seserimis, su pusbroliais ir pusseserimis. Tai kaip ten iš tikrųjų buvo? Kokia ta situacija mūsų šeimoje? Jeigu neprisimenu, iš kur kilę seneliai, gali tekti pasiaiškinti. O kodėl svarbu šiuo atveju, kai mes kalbam apie tradicinę kultūrą, žinoti, iš kur buvo seneliai? Dėl to, kad žinodami, iš kur jie buvo, mes galėsime susijęti tą teritoriją su konkrečiomis tradicijomis, su konkrečiomis dainomis, konkrečiais šokiais ir mums bus aiškiau, o kaip jie gyveno, kaip jie linksminosi, kaip jie leido dienas, kaip jie dirbo, kas skambėjo jiems dirbant. Ir atrodo labai paprastas toks dalykas, vėlgi, neįspūdinga užduotis, labai paprasta. Tai jis atrodo netgi kvaila. Bet tampa tarsi savotišku nedideliu žemėlapiu. Aš galiu apie tai pagalvoti. Ir šį vakarą dar apie tai galvosit. O kur jums liko tarpelis? Tarp kitko, klausimas jums. Ar turėjote visus atsakymus? Parašykit. Ir iš tikrųjų čia yra tik bandomoji versija vieno pratimo, kurį siūlau dažnai žmonėms. Atsisėsti vakare. Na, arba ryte, nesvarbu, kada jums smegenys geriau dirba. Kai turite laiko valandą arba dvi ir niekieno netrukdomi, rašykite laisvų rašymų viską, ką jūs prisimenate apie savo šeimos giminės istoriją. Tiesiog rašyti viską, kas tik yra jūsų galvoje. Nes, kaip ir minėjau prieš tai, šeimos istorijos pažinimo šita mada, jinai grįžta, ateina. Ir kai žmogus nori kažką išsiaiškinti, kartais dėl emocijų, kurios suteikia tam reikalui, negali žengti toliau, nes galvoja, kad aš per mažai žinau, arba aš negaliu paklausti, čia kažkas yra taip sudėtinga. Išrašom, padedam ant popieriaus ir viskas pasidaro šiek tiek aiškiau. Taip, beveik ne, gal ne visus pilnai, porą užkliuvo teko pamastyti, beveik. Tai va, matot kaip yra. Kai kas žinote, galbūt tuo domėjotės, galbūt tame gyvenate, o kitiems reikėjo pagalvoti arba dar reikės pagalvoti. Tai bus jūsų nedidelis žemėlapis iš to, ką mes šiandien kalbame, kad galėtumėt tęsti, apie tai pamastyti, jeigu tik turėsit noro. Na ir iš tiesų tai pagrindinis klausimas, ko gero, būtų, o ar turėtų atsakymus jūsų mokiniai? Ar jie žinotų savo senelių vardus ir pavardes, ar žino tik senelis ir močiutė, nes taip tikrai yra, matau. Ar jie žinotų bent vieną prosenelio vardą? Ar jie dar girdėjo iš viso liaudies dainų, kai buvo maži? Tai čia yra labai svarbus klausimai ir jūs galite padaryti bandymą. Tokių klausimų jiems užduoti. Ir po šios paskaitos aš jums atsiųsiu tokį rinkinuką užduočių, kurias kartais duodu kitose paskaitose mokytojams ir po to galite naudoti mokiniams. Jūs galbūt pritaikysite kur nors jas. Kartais tiesiog pasitikrinimui, kokia yra situacija. Ir jiems bus nuobodu. Tikrai bus nuobodu. Bet, kaip sako psichologai, šiais laikais mes darome labai blogą dalyką. Mes pamiršome, kaip nuobodžiauti. Ir kai smegenys nustoja nuobodžiauti ir nuolat laukia tik įspūdžių, dėl ko veikia socialiniai tinklai. TikTokas, Instagramas, visi reelsai. Dėl to, nes mes nuolat gauname naują įspūdį ir mūsų smegenys tampa priklausomos. Ir mes ten sėdim, nesvarbu koks mūsų amžius. Ypač jauni žmonės, vaikai.
labai lengvai pripranta, nes nuolat gauna įspūdį ir smegenys kaip apgirsta ir viskas. Mąstymo nebėra. Ir tada labai lengvai už mus, už tą jauną žmogų kažkas yra nusprendžiama, ko jis nori, ko jam reikia, kaip jis turėtų gyventi. Mąstyti nebereikia. Tai čia yra bėda. Dėl to dalykai, kurie verčia mokinius nuobodžiauti, yra labai svarbus ir juos reikėtų įjungti į mokymo procesą, kad ir kaip tai būtų sunku ir kad ir kiek pasipriešinimo sulauktume. Kartais gali kilti klausimas, ar verta man čia kankintis. Na, žiūrėkim pagal situaciją, bet to nuobodulio turi patirti mokinys. Jaunas žmogus, vaikas mūsų. Dėl to, kad jeigu nepatirs viskas, mes pasmerkiam jų smegenis apkirtimui nuolatiniam. Reikia įspūdžių, reikia kažkokių naujų metodų, reikia technologijas įtraukti. Tai ir tiek ir turėsim. Na, tęskim. Iš tiesų, tai ką mes čia veikiam šitam pratime, parodo dalį paveikslėlio apie mūsų pirmąją kultūrinę aplinką. Tai yra būtent šeima, giminė. Ir būtent giminės istorijoje, jeigu mes ją domėsimės, ir yra palikti pėdsakai apie visą tai, ne tik tradicijas, ne tik šventes, papročius, bet kartais netgi įpročius, pomėgius, kurie kartą iš kartos atsikartoja, netgi posakius. Ir man yra tekę patirti savo kailiu, kai mes nuvykome klausinėti senelio vaikystės kaimynių, tiesiog apie tą šeimą, kokie buvo, norėjom surinkti informacijos. Ir išgirdome, kad jie vis dar vartoja, buvę to kaimo gyventojai, tas kaimas buvo numelioruotas, jie visi išsikraustė, bet jie vis dar vartoja posakį, kurį jiems uždavė, kurį nuolat vartodavo mano promočiutė. Ir jis vis dar ten gyvas. Tai čia yra tie dalykai, kurių mes, jeigu nenueinam iki jų, tai niekada ir nesužinosim. Bet jie yra. Ir būtent visą tai mes galim pažinti per savo giminės istoriją ir tuos pėdsakus surasti. Na, galima būtų sakyti, kad būtent šitie dalykai, reiškiniai, jie tarsi mūsų DNR. Čia labai vaizdžiai, jeigu kalbėtume, bet iš tiesų taip yra. Ir visa tai yra neatšaukiamai surišta. Nesvarbu, mes domėsimės ar ne, bet kaip reiškinys tai yra surišta. Šeimos ryšių stiprinimas, tradicinė kultūra ir šeimos krašto istorijos pažinimas. Ir kartais neaišku, kuris veikia kurį. Visi vienu metu viską. Ir neišeina atsieti. Neišeina atskirti savo krašto įvykių, aplinkos nuo pačios tradicinės kultūros, kurią mes labai dažnai suabstraktinam. Ji yra, kažkas dainuoja, kažkas šoka, kažkas pasakas skaito, ir tarsi tiek. Bet iš tikrųjų tai yra žymiai smulkiau. Ir viskas įeina vienas į kitą. Ir tas ratas užsisuka. Ir man labai patinka visą tai vadinti asmeniniu paveldu. Na, mes turime nematerialaus paveldo vertybių sąrašus. Žinom, ką turime vertinti, ką turime gerbti. Kaip ir viskas aišku, bet mes kiekvienas dalelę to nešame savyje. Ir tai galim vadinti asmeniniu paveldu. Ir sakykime, kodėl tai svarbu pažinti? Kodėl svarbu į tai atkreipti dėmesį? Vienas iš dalykų yra pasaulėžiūra. Savaime bus kitaip. Mums labai lengva pykti. Tai dabar negerbė vyresnių, niekas nieko blogo nepadarė, o jūs žiūrėkite, kaip kalba. Bet ne? Tai visų pirma, pažinimas šitų dalykų. Viso to ir šeimos ryšių, ko mažėjo, kam vežti tą vaiką pas močiutę, kuris serga, tai jam bus nuobodu. Tai Dieve padėk. Tai jisai niekada nežinos, kaip atrodo senatvė. Šeimos ryšių stiprinimas. Šeimos istorijos pažinimas, tradicijų pažinimas, tradicinės kultūros pažinimas mums leidžia keisti
ir savo pasaulėžiūrą, ir jaunosios kartos. Ir skatina mažiau vartotojiškumo, nes tie tikri ryšiai, jeigu pargrįžta, tada viskas atrodo šiek tiek kitaip. Ir leidžia išvelgti daugiau prasmės tradicijose, kad jos nėra tik abstrakcija, o yra kažkas gyvo. Ir leidžia geriau suvokti šeimos santykius, aplinkybės, na dabar mes įvardytume šeimos dinamiką, ar ne? Kodėl tam tikri dalykai yra svarbus, o kiti mažiau svarbus mūsų šeimoje. Kas tam padarė įtaką? Šitas pažinimas mums leidžia tą progą. Na ir apie progas kalbant, tai dar vienas dalykas, dėl ko man atrodo svarbu, tai kad nepraleistume tų progų. Apie ką aš kalbu? Yra jaunosios kartos atstovų, kurių dar proseneliai yra gyvi. Ir jeigu jų niekas nepaskatins, labai mažai bus tokių, kurie patys sugalvos, kad reikėtų aplankyti ir paklausinėti, kaip atrodė jų gyvenimas. Ir tą paskatinimą padaryti mes galim kiekvienas. Aš nuolat tai kartuoju, kai nuvažiuoju į mokyklas, kad padarykite įrašų, netgi jeigu jums neįdomu dabar. Nes kada nors po daug metų padėkosit savo ir šitai keistai moteriai, kuri jums apie tai kalba. Ir svarbiausia, kad jie supranta, apie ką kalba, kai mes atkreipiam į tai dėmesį. Ir kartais bijom apie tokius dalykus kalbėti, bet tikrai būna labai jautrių momentų, kai apie tai pradedam kalbą, nes bet kokiu atveju daugiau ar mažiau ta šeima jau yra, bet kuri šeima paliesta mirties, atsisveikinimo su kažkuo. Ir tas supratimas jis yra. Bet kol nepaspaudėm į tą tašką, tai kaip ir nepagalvoju. Ir turiu istoriją. Iš tikrųjų, turbūt niekada nepamiršiu. Nuvažiavau į vieną mokyklą Klaipėdoje ir kažkodėl galvojau, kad tie vaikai yra septintokai. Pasirodo, jie buvo šeštokai. Aš su jais kalbėjau kaip su šiek tiek vyresniais. Ir tai buvo laikas prieš pat vėlinę. Ir mes kalbame daug apie tai, kad kai jie nuvažiuos lankyti kapų, jie leis laiką su seneliais, gal ir proseneliais, kad jie pasidarytų tuos įrašus, nes labai svarbu daryti įrašą, nes kitaip neprisiminsim, kad turėtų ateičiai tą išsaugotą prisiminimą. Na ir mes darom aptarimą, refleksiją. Pabaiga, ratas gauna kalbėjimo daiktą, vienas toks vaikinukas, ir jisai taip susikaupia, išsitiesia, pakelia, žodžiu, taip pečius viską. Ir sako, aš supratau, kad kai dabar turiu kuo greičiau nuvažiuoti pas močiutę ir visko jos išklausinėti, nes ji gali greitai numirti. Tyla. Kiti tie jo klasiokai apsidairo. Žiūri į mane ir nežino, ką daryti. Verkti ar juoktis. Ką aš dabar sakysiu? Aš tai tikrai nusijuokiau, žinokit. Nes jie taip išsigando to tokio tiesmoko pasakymo. Bet iš tikrųjų, tai taip yra, mes nežinom, kas bus rytoj. Ir labai dažnai žmonės pavėluoja ir po to daug metų save plaka, kai jau yra suaugę. Aš nepaklausiau, kai galėjau. Ir mes patys tokių turim turbūt momentų kiekvienas. Nepaklausiau, nesužinojau, bet mes galim paskatinti juos, kad jie sužinotų. Tai kad nepraleistume tų progų ir po to nereikėtų gailėtis. Na ir kita vertus, kad nepradingtų tai, kas lengvai sunaikinama. Aš turiu galvoje pirmiausia, iš fizinės pusės nuotraukas ir dokumentus. Iš kitos pusės tos tokios moralinės tai ryšys tarp kartų. Nes dabartinė tendencija tai tikrai yra tokia, aš jau užsiminiau. Nevešiu pasargiančią močiutę, nevešiu į kapus, nes išsigas, nevešiu paauglio į laidotuvės, nes jam bus nuobodu. Ką tai reiškia? Blogai. Yra bloga situacija, nes mes norime apsaugoti jaunus žmonės nuo gyvenimo, nuo gyvenimo rato, kuris yra natūralus. Ir bijom, kad jiems bus nuobodu, bijom, kad jiems bus nepatogu. Ir vietoj to, kad skirtume laiko paaiškinti sudėtingus dalykus, parodyti sudėtingus dalykus, tiesiog apsimetam, kad jų nėra. Ir tada, kai žmogus susiduria kada nors su tuo tiesiogiai, nori tvarkytis.
Prašysiu dar priminsiu, kad išsijungtumėt mikrofonus, bandau surasti, pagelbėti, bet nematau. Va, radau. Gerai. Žodžiu, labai svarbu skatinti tai, kad tas ryšys būtų ir kad nepradingtų tie fiziniai apčiuopiami kažkokie prisiminimai. O kodėl apie nuotraukas kalbu? Dėl to, kad labai dažnai, kai niekam daugiau nebereikia, jos yra sudeginama. Tai dėl to reikėtų, kad kam nors reikėtų, kad kažkas klaustų, kad kažkas prašytų parodyti. Galbūt jeigu nebenori močiutė jų laikyti, pasiimtų. Ir tas mūsų istorijos fiksavimo kelias tęstųsi. Na ir ta viena ausis vis tiek geriau negu nei vienos. Ir jeigu atvažiavęs pas tuos senelius, tas vaikas sėdi prie telefono fotelį, bet tam pačiam kambarį, tai vadinasi jau yra pliusas. Tai ką daryti? Kokie pasiūlymai? Pirmiausia, tai mokyti kelti klausimą. Ir čia turbūt vienas svarbiausių įgūdžių gyvenime ir šiuo metu jis visiškai atrofuojas. Kelti klausimus. Pavyzdžiui, jeigu kalbama būtent apie istoriją, apie paveldą. Kodėl vyko tremtis? Iš tikrųjų, kodėl vyko? Ar supranta jie, rinkdami tos prisiminimus, o kodėl jie įvyko? Kodėl tiek daug žmonių emigravo? Kodėl nemokėjo skaityti? Kodėl dokumentai nelietuviški? Kodėl Lietuvoje dokumentai nelietuviški? Kodėl, pavyzdžiui, bajorai turėjo įrodyti bajorystę? Pasakojo močiutė, kad turim bajoriškų šaknų, o tai kas čia? Tai čia labai konkretūs klausimai, bet jų galima kelti be galo daug. Mes patys pamirštam ir kartais neprimenam to daryti ir jaunimui, nes kartais mums patiems nepatogu, čia pradeda klausinėti. Reikėtų, kad klausinėtų. Kalbėti net kai atrodo, kad kalbam į sieną. Kad kurtųsi tos sąsajos su šeimos gyvenimu, su mokyklos gyvenimu, su to, ką jie girdi pamokose, kas yra asmeninė patirtis, šeimos patirtis ir tai, ką mes laikom abstrakčių dalykų, kol nesujungiam, kad tai irgi vyko pas mus. Labai svarbu. Na ir iš tikrųjų tai kartais mes galim galvoti, kad tas jaunimas domisi kažkokiam nesąmonėm, švenčia nežinia ką. Žodžiu, tai draudimas neveikia. Ir čia viena aštriausių temų turbūt yra Helovynas, kuris artėja. Ir aš pati labai daug apie tai kalbu. Ir kai kas man pritarsit, kai kas ne, viskas gerai. Bet draudimas neveikia. Pasakykite dabar savo vaikui, kad jums nepatinka Helovynas, neik su klasiokai švęsti, o jeigu jis nori. Man atrodo, kad svarbiausia yra suteikti visą informaciją ir aiškiai atskirti, kas yra kas. Vėl pavyzdys. Nuvažiuoju, turbūt 5 ir 6. Pasakoju, kalbame apie šventes. Ir suskirstame, kurios šventės yra lietuviškos tradicinės, kurios šventės yra tautinės ir kurios yra šiuolaikinės, modernios, atėjusios vėliau. Ir jie susimasto ir staiga klausia, o tai atsiprašau, o tai sausainius su pienu palikti kalėdų seneliui, čia lietuviška tradicija ar ne? Nebėra atskirimo, nebeaišku, kas yra kas. Turi būti aišku, kas yra kas. Kad pasirinkimas, pavyzdžiui, švęsti Helovyną ar ne, būtų informuotas. Neprimestas aplinkos, kad aš matau, kad kiti daro ir dabar darysiu. O mes kartais, ką nors drausdami, galim praleisti tą progą mokomoje. Paaiškinti, kas yra viena ir kas yra kita, nebūtinai net išsakydami savo nuomonę. Ir tada pasidaro pačiam tam žmogui, na ir atsakomybė savotiška, bet ir aiškiau, kad aš galiu pasirinkti, pasirodo, ne tik daryti tą, ką daro mano bendramžiai kažkur ten užsienyje, ką matau aš per TikToką, bet pats pagalvoti, kas man yra svarbu. Jeigu mano močiutė darė taip, mano mama darė taip, aš irgi galiu pratęsti, kad neprarasčiau. Ir būtent tas praradimo momentas, galbūt jis kartais skamba šiek tiek kaip manipuliacija, bet, na, čia jau galėtume gilintis, o kas yra manipuliacija ir kas ne. Bet jeigu pradedam kalbėti apie tai, kas yra praradimas, kas yra nespėti, kas yra praleisti progą, bet kokiu atveju, bet kurį žmogų tai paveikia. Nes yra dalykų, kurie vis tiek mums intuityviai yra brangus.
Ir net jeigu apie tai prieš tai nesusimastėm, galim susimastyti. Aha, o jeigu aš praleisiu progą, kaip aš tada jausiuos? Ir mes kai skubam, galvom rytoj, po mėnesio, kitą mėnesį. Ir man pačiai vis dar dabar, nors dirbu būtent tokį darbą, būna, kad reikia savo sukelti tą kaltę, kad galvoju, o kaip aš jausiuosi, jeigu kas nors įvyks. Tas žmogus jau yra garbaus amžiaus, pavyzdžiui, ir aš pas jį nenuvažiuosiu. Tai kaip aš jausiuosi? Ir jeigu būna situacija, kai tai yra kažkas tolimo ir galbūt nėra taip aktualus svarbu, galvoju, aha, vadinasi, aš galėčiau su tuo gyventi. Tai nėra šeimos narys, tiesiog grupiai kalbu, bet taip. Bet jeigu suspaudžia širdį, tai suprantu, aha, renkiesi daiktus ir važiuoji. Nes po to bus labai gaila. Tai čia tas pats. Ir į tai atkreipti dėmesį reikia. Ir aišku, svarbiausia, kad daug ką mes galim daryti kartu. Jeigu važiuojam tvarkyti kapelius, važiuojam kartu. Galim organizuoti talką, ar ne? Kad matytų, kas tai yra. Jeigu, sakykime, turim progą lankyti senus žmonės, aplankyti senelių namus, arba jeigu tai jūsų asmeniniai vaikai, tai važiuoti kartu. Neatskirti jaunų žmonių nuo kažkokių bendrų susibūrimų, nes net ir šeimose, giminėse šiuo metu labai yra ryšku tai, kad vaikai tegul eina savo, mes čia kalbėsimės, bet to bendrumo nebėra. Ir labai daug dalykų yra prarandama. Tas buvimas kartu yra labai svarbus. Ir kita vertus, jeigu mes kartu patys to nenorėsim daryti, tik tais pasakosim, o tu dabar dainuok, tu išmok šitą dainą, bet mums visai neįdomu, tai kaip gali būti įdomu jiems? Tai kartais mes labai apsiribojam ugdymo planais, programomis, taip kaip mums pasakė, kad reikia daryti. Suaugę žmonės esam, bet taip darom. Tiesiog taip yra, mūsų prigimtis tokia. Turim atlikti pareigą ir viskas. Bet pamirštam pasižiūrėti iš tos kitos pusės, apsukti ratą, kad pirmiausia, kad sudominčiau, aš turiu parodyti, kad man yra įdomu ir kad tai nėra nuobodu, kažkaip neįdomu, tai kaip sako, lievai, ar ne? Mes galim patys savimi pirmiausia parodyti, kad net jeigu jums dabar neįdomu, bet man įdomu, aš rodau pavyzdį. Ir lengva kalbėti, kai esam pavargę ir jau tikrai ne iki to, bet kiek tik įmanoma, būtent tai turėtumėm perteikti. Nes būtent tai veikia, o ne išeitos temos programą. Ir nebūtinai tam mokiniui turi būti dabar iškart įdomu. Ir dažniausiai nebus, bet kai laiko nutekės, tie žingsneliai, tas parodytas pavyzdys, jisai gali tokį nutiesti kažkokį kelią į ateitį. Labai gal vaizdžiai kalbu, bet taip yra. Ir nėra kito būdo. Mes vis tiek turim kalbėti, vis tiek turim pasakoti, rodyti, kviesti, net jeigu ir nusiviliam. Dėl to, kad po to visa tai susirenka į tą visumą. Ir vis tiek svarbiausias išlieka žmogiškumas. Ir jeigu mes išliekam žmogiški, kaip sako, ne su bizūnu atvarėm, o pakvietėm tikrai žmogiškai, tiesiog patiems mums tai rūpi, tai būtent tai tie žmonės ir prisimins. Ir jeigu grįžtume prie tos šeimos istorijos temos, tai būtent ten ir yra užfiksuoti mūsų įvykiai pasaulio istorijos, tautos istorijos įvykiai, amatai, įpročiai, kažkokios kalbos vingrybės, kultūros paveldas, šokiai, dainos. Ir būtent visa tai sudaro mažų pėdsakų žemėlapį. Tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos. Tiek norint pažinti šeimos istoriją, tiek norint pažinti tradicinę kultūrą. Ir tai yra vienas iš kelių, tikrai ne vienintelis ir ne pats geriausias, nors man atrodo, kad visai neblogas, bet žinot, kaip sako, vėlgi iš tos savo varpinės labai šališkai, bet tai veikia. Ir jeigu suveikia bent vienam momentui per visus metus, tai jau yra padėtas tas taškelis į ateitį. Nes tik dalis bus tų, kuriuos jūs lengvai prikviesite ir jie jau žino, kas tai yra ir jiems bus savaime įdomu. O kitiems reikės pirmiausia, kad įgytumėt pasitikėjimą, pirmiausia, taip kalbu dėl to, nežinau, kad čia yra žmonių, kurie dar ruošiasi tą darbą dirbti. Tai tiesiog labai svarbu yra
nenusivilti patiems ir prisiminti, kad tas kiekvienas taškelis, jisai yra, net jeigu mes jo iškart nepamatom. Na ir prieš einant prie klausimų, tai dabar prašau, tikrai užduokit klausimus, jeigu turit apie genealogiją, apie tai, ką kalbėjau, gal jūs turit kokių pastebėjimų, rašykite. Aš taip pat esu pasižadėjusi paskaitos aprašymę, kad pristatysiu užsiėmimus, kuriuos siūlau per kultūros paso sistemą mokiniams mokyklose. Tai prabėgsiu trumpai, pakomentuosiu, kokios tos programos yra ir kokia iš jų nauda. Pirmiausia, iš genealoginės pusės, o po to šiek tiek ir iš kitos pusės. Tai pradėkim nuo užsiėmimų mano šaknis. Jie skirti būtent tą jungčiai parodyti tarp šeimos istorijos ir tradicinės kultūros. Ir mes galime temą pakreipti pagal tai, ko reikia tuo metu mokiniams. Programa yra nuo 5 iki 12 klasės. Ir kai kurie pasirenka daugiau kalbėti apie šventes. Kai kurie apie tam tikrus, sakykime, paveldo simbolius. Tai galime pažiūrėti lankščiai ir per kūrybinės veiklas, per komandinius užsiėmimus, būtent pasižiūrėti į tai, kas yra tos mūsų šaknys. Ir labai konkrečiai iš genealogijos pusės yra dar kelios programos. Pirmiausia, tai paskaita mokyklai, tai yra toks didesnis reikalas. Ir giminės medžio dirbtuvės, kai konkrečiai jau akcentuojamės į genealogiją, kaip sudaromas giminės medis. Nuo 5 iki 12 klasių. Na, o iš tokios labiau paveldo kultūrinės pusės šiais metais paruošiau dar kelias programas. Tai pirmiausia, žaidimo forma. Valančiaus lagaminas, Daukanto keliais ir Vydūno Lietuva. Tai būtent koncentruosimės į šitų didžių žmonių gyvenimo darbus, gyvenimo istoriją, tai, ką jie yra parašę. Ir tai darysime būtent klasės komandoje. Tai yra toks, reikėtų turbūt įvardinti šiuolaikiniais terminais, interaktyvus žaidimas. Jie randa užuominas lagamine ir turi vykdyti užduotis, kad išsiaiškintų galutinį atsakymą. Žodžiu, tai tokiu būdu patys ieškodami, jie pažįsta vieną iš šių 3 žmonių ir renka tuos atsakymus ir patiria savo kailiu, kokią reikšmę šitų žmonių kultūrinis palikimas turėjo dabarčiai Lietuvai ir mums visiems. Ir taip pat turime praktinių užsiėmimų, tai jau būtent rankomis. Nors Kalėdų advento vainikai nėra sena tradicija Lietuvoje, bet būtent kaip ta tradicija atėjo į Lietuvą mes susipažįstame. Ir prieš šventės, tai šventiniai užsiėmimai iš tiesų, prieš šventės susikūrėme savo gražų simbolį laukimo ir jaukumo, būtent kuris būna prieš tas gražiasias metų šventės. O taip pat galim gaminti ir žvakes. Ir taip pat galima lankščiai pasižiūrėti ir šitos užsiėmimus pritaikyti, sakykime, adventiniam pasibuvimui, klasės tokiam tarsi renginiui, susibūrimui skirtam adventui. Tai jeigu turėsite klausimų, galit man skambinti, telefono numerį rasite laiške, kurį atsiųsiu jums po paskaitos, kuriame taip pat bus paskaitos įrašas ir ne nuorodų, o žaidimų sąrašas, žaidimų užsiėmimų sąrašas, kuriuos galite pritaikyti savo pamokose, užsiėmimuose. Ir taip pat priseksiu nuorodas ir tiesiogiai kultūros paso sistemą apie šiuos užsiėmimus. Na ir dabar laikas jūsų klausimams, aš ateinu čia. Taip, ar turim klausimų arba komentarų? Tai galite tikrai parašyti. Jeigu turit kokią mintį, kurią norėtumėte išsakyti, galit parašyti, man bus labai smalsu žinoti, ar tai, ką šį vakarą išgirdote, jums buvo naudinga, įdomu, ar pamatėte kažkokį kitokį tą kampą požiūrio į tradicinę kultūrą. Ar galima įsigyti klausimų korteles? Taip, žinoma. Klausimų kortelės skirtos šiaip šeimos pokalbiams ir taip pat rinkimui informacijos apie šeimos istoriją, bet iš tiesų tai
Jos tokios daugiafunkcinės tapo, žmonės jas naudoja ir tiesiog susitikę su seserim. Ir sako, aš išsitraukiu ryte prie veidrodžio, pasidėjau, išsitraukiu ryte savo klausimą ir galvoju visą dieną. Tai kaip ten buvo, tai mano šeimoje. Giminės susitikimuose, bet tikrai renginiuose išbandžiau ne vieną kartą su visiškai nepažįstamais žmonėmis ir klasėse, kai mokiniai kalbasi būtent apie savo šeimos patirtį. Galiu nepasakoti, ko nenori, bet yra didelis skirtumas, nes anksčiau esu dirbusi, kaip sakiau, kitoje srityje ir mes žaisdavome žaidimus, kur reikėdavo pasakoti apie save. Tiesiogiai. Koks aš esu, kaip čia, žodžiu, jaučiuosi, kaip man atrodo. Tai viskas gerai, labai reikia tokių dalykų, bet atsiranda tada noras pasislėpti. Kažkokią kaukę užsidėti, kad nesužinotų, koks aš. O kai pradeda kalbėtis apie giminės istoriją, prisiminimus kažkokius, kokie seneliai ir panašiai, tai nutinka keistas dalykas, dėl to, kad atrodo, kad kalbi ne apie save ir gali papasakoti, dėl to, nes nieko apie save neatskleisi, bet iš tikrųjų tai apie save. Ir daug nuoširdžiau kalbasi ir daug nuoširdžiau pasidalina. Ir tai vyksta nesvarbu kokiam amžiaus žmonės. Ir šiemet vėl tą pasitvirtinau vasaros renginyje savo, kad žmonės pasikalbėjo ir iškart kažkaip tas bendrumas įvyko. Nes klausai kažkieno kito, o pačiam kažkas irgi kyla, kažkokios mintis. Va. Tai kažkaip keistai tą nuorodą įsidėjo, tai aš ją dar priseksiu jiems. Didelė gera. Nu tai dėkau tada, kad buvo didelė gera. Va. Dar sakykite, jeigu kas nors kyla mintis kokia, o jeigu ne, tai palinkėsiu jums gražaus ramaus vakaro, dar spėti galutinai atsipalaiduoti prieš mokslo metus, nes tikiu, kad laukia tikrai toks aktyvus laikas. Ir prašau, rytoj galite skambinti telefono numeriu, kurį įdėjau dabar čia ir jums priseksiu taip pat laiške. Ir mielai atvyksiu, sutarsime datą užsiėmimams jūsų mokyklose ar kad ir kur jūs pasirinksite. Ir žinot, kaip yra kartais, kai tą patį žmogų matai, tai atrodo kala ir kala tą patį, ateina kažkas iš šono ir labiau išgirsti. Tai galiu jums pagelbėti tuo klausimu ir pabūti tas žmogus iš šono ir papasakoti, kaip dar gali būti. Tai dėkui jums. Sakykit, rašykit, skambinkit ir tikiuosi pasimaityti ateityje. O jeigu patys norite sudaryti savo giminės medį ir pasimokyti, kaip tai daroma, tai nuo rugpjūčio 31 prasideda 4 vakarinių paskaitų serija, būtent genealogijos pagrindų. Jeigu kažkam įdomu, tai žinokit, kad tai vyksta. Ačiū. Labas vakaras, aš atsiprašau, labai nepatogu dabar rašyti, bet nesu kelyje. Bet aš tiesiog noriu padėkoti ir manau, tiesiog negaliu patikėti, kad šitie dalykai atgimsta, vyksta. Aš nesu lietuvė, aš esu rusė, bet labai domiuosi lietuvių kultūrą, nes užaugau čia nuo 1 klasės ir žinau ir savo istoriją, ir Lietuvos, ir tuo pačiu papročiaus labai domiuosi ir man tiesiog apsalo širdis išgirdus, kad tokie jauni žmonės irgi to domisi ir skleidžia tą žinią ir tai grįžta į mokyklas. Duok Dieve, kad tai grįžtų į mūsų vaikų ir ateinančių kartų širdis irgi patektų ir ten įsišaknytų. Ačiū Jums už Jūsų darbą ir lekcija, paskaita buvo nuostabi. Tiesiog ačiū labai Jums. Tiesiog labai labai ačiū. Tęskit savo veiklą, būtinai kreipsius pas Jūs dėl pamokų vaikams. Ačiū labai. Ačiū. Labai Jums dėkoju. Dėkui visiems ir sakau iki pasimatymų.